Sąžinės free ir čilinam. Ir Jokūbas labai nori kečupo, tai duodam. Vėliau. Pala, kas čia buvo iš viso? Ant tiek susipyko, kad susimušė. Nes aš įeinu į tūliką, visi draugauja, išeinu iš tūliko, visi, jie buvo užšat. Nu, žodžiu. Labas rytas. Labą dieną. Antras. Ir toliau bėgam. Gerai, labai gerai. O kaip? Rankas skauda? Ką? Ir ko čia? Aš visada sakiau, kad man rankas skauda. Nu gal, deadliftinai, žinai. Oi, kas čia per klausimą? Ir pabiškai geri. Alaus. Tai aišku. O tu mėgsti alų, ką jau? Mėgstu randę. Jis Radlerio per daug prisigėrė. 10, tai vėl. Radkoholikas. Žodžiu, jie man skambinėjo į duris, nes galvoja, kad aš atidarysiu, bet aš tai nekvailas. Aš žinau, kad jie tiesiog pasislėpė ir galvoja, kad aš kai atidarysiu, tipo, išeisiu ir tai jie mane apšaudės. Va, žiūrėjau. Ir vėl bėga. Va. Never know how much I love you. Atėjom šiaip pavakarieniauti, o išėjo, kad dar pasiklausėm muzikos. O čia mano kontrabosas Donelaitis. Jis čia pats svarbiausias. Gausas aplodismentai jam. Žodžiu, mes dabar eisim į kažkokį Mamontovo koncertą, kuris yra prie Gintaro muziejaus. Tai jo, tai fainai. Ok, žodžiu, viskas gerai, įėjom. Tik tai mes turim šautuvą toj kuprinėj netikrą, žinoma. Bet išsigandom, kad mūsų neįleis, tai jo. Bet sakė nešaudyti tiesiog. Jo. Bet mes dabar buvom maksimai ramiai pirkomės ir mum prarijo 2 eurus ir dabar bandom juos atgauti. Ir nėra jų aparatų. Dabar jau kažkaip atsirado, bet nelabai suprantu. Ne, tiek, dar 2 eurų. Tai dar 2 eurų prieš tai. Nu ką? Aš atsiprašau, mažau, kai tai tokia. Kitą kartą nežaiskite, kai metate pinigus. What the hell? Tipo, kaip mes žaisim? Tu ką? O, įmečiau, o ištraukiau. Nu kaip gali žaisti? Nu, žodžiu. Tai, nu, bet reikia suprasti, tiesiog supykęs žmogus visą dieną dirbęs. Nu, jo. Taip. Ar jūs motyvuoti all-nighteriui? Ne, nelabai bus. Bet neblogai bus. O negali tokia būti, jo! Yeah! Yeah! Mes labai motyvuoti! We're like diamonds In the sky. Spauda praneša apie siaubingus įvykius. Nesulokit! Žiūrim dabar filmą siaubo ir labai baisu. Ir jo. Ir valgom saldainius, geriam kolą. Va, štai filmas. Vadinasi, kaip vadinasi? Unfriended. Jokūbas užmiego. Tai dabar einam jo išgąsdinti liejant vandenį. Vis tiek vilk. Čia tai gerai, šitą keliam. Po Jokūbo skemo išėjom į lauką šiek tiek. O, tu čia.
Gal norite pasivaikščioti? Sportas, Einam pasivaikščioti ryto pasivaikščioti. Dar Davai, einam. rytinis pasivaikščiojimas, einam. 5 minutes later. Mes dabar esame Basanavičiaus gatvėje ir mūsų misija surasti kažką, kas dirba. Mes bandom surasti. Ir bandom rasti vaflį, jo, bet kaip matot, kol kas su vafliais nelabai čia gera situacija. Vafliai. Jis tai girtas yra ir to, kad prisigėrė alaus, bet šiaip tai... Ja. Ir sutikom girtą moterim, kuri tokia, maždaug, o kas čia per pastatas yra? Ir tokia, nu tai čia Rime šiaip čia parašyta. Ir tokia, nu tai Rime, nu tai normaliai. Tai jo, tai įdomi, čia visokio tokių įdomių čia žmonių susitinki anksti ryte. Mes sutikom 2 policijos furgonus, kurie ką tik sulaikė per daug prisibaliavojusius palagiškius. O kas čia buvo, kad? Nors jie braukapino. Manau, čia kažką, jie gal nerimeriša ir jie labai susitiko ir ten moteris kažką išmetė. Kokį rūbą. Kokį rūbą. Kažkokią dovaną gal ir jie dabar išbėgo ir sako, eini ir niekad nebegrįžti. Jo, va jie braukapinusi. Tai Marla, matom braukapą. Rizikuojam savo gyvybę dėl šito vlogo. Matot, problema tai, kad dabar labai pavojinga yra. Nutiko, tai kad aš ėjau, norėjau ten šiek tiek pafilmuoti tą visą... negaliu ten eiti. Visą tą jų ginčą. Kur matėt. Ir problema, kad aš einu, ten, matėt visokių kadrų, bet problema, kad tada, iš esmės pamatė, kad aš kaip ir keistai laikau telefoną ir kad, beveik gal filmuoju. Ir sako, ką tu čia nufilmavai? Ir aš sakau, ne, nieko. Tai mane paleido, bet realiai buvo taip pavojinga. Ir tipo, ir ką jis dabar dar nuėjo jos paklausti. Aš nežinau, kaip jisai išdrįso, bet jo. Vienas batas, šampano butelys. Antras batas, 2 batai ir šampano butelys. Štai damages. Ką jūs sakėt drąsiausias? Jo. Čia tai geras. Bet čia... Žodžiu. Atsargiai. Ką jūs prisidėjai? Galiu suprasti, kodėl nepatiko mūsų gaudynės ar kažką, bet negaliu niekaip suprasti, kaip, jeigu jums nepatiko šitas vlogas. Žiūrėkit, ką jūs darote. Jeigu jums nepatiks šitas vlogas, aš nežinau. Jo, ta prasme, jūs tokie realiai kritiški esate. Ką? Ką daro? Nieko. Traukiam šampano butelį. Čia... Išgersim būtinai. Aš jau turiu šorco title. Ką jūs traukia butelį šampano? Baigėsi blogai. Čia toks bairis. Davai, jau dabar reikia. Vis tiek nieko nepasakys, beveik. Žmonės, turim. Kokioj kainai? Turim butelį. Turim. Motinčiam. Eik tu savo. Greitai. Gerai. Okei, pagavom butelį, sužvėjojom. Ir jis atidarytas ir čia nelabai ką. Tiesiog vanduo. Šit, čia labai retai bėga. O lai padėm vėl ant stalo šitą butelį ir jie galvos, kad... Bet tai jau ją nesugrįš. Greičiau paims kažkas. Opa. Gerai, dabar reikia nuvalyti. Žodžiu, žiūrėkit, palikom butelį tą sužvėjotą čia, nes mums tiesiog nėra kur jo imti. Tai nežinau, žinom, kad čia negerai ekologiškai, tai mes, žodžiu, tą suprantam, nedarykit tokio dalyko, bet mes tiesiog palikom čia, kad su idėja, kad galbūt atras tą moteris jį čia ir būtų visai bairis. Tai va, žodžiu,
Čia tokia va situacija. Ir jeigu kažkas yra, nu, jau aš pasnepinau šitą, tai jau neberasit šitą butelę, bet dar gal kažkas iš Snapchato suras ir būtų labai juokinga, jeigu nufilmuotų ir mums parodytų. Tai o, suradom naują dalyką. Nebando, Žiūrėkit, cigarečių pakelis. Nice, dar vienas radinys. Išmetam iš šiukšlių dėžę. Jo, tai žodžiu, aš pirmiausia jaudinaus dėl ekologinių priežasčių, bet iš kitos pusės mes ištraukėm tą butelį iš vandens, tai kur būtų dar gal blogiau, tai realiai mes ką padarėm, nu, nei gerai, nei blogai, nieko nepagerėm, nieko nepabloginom, nes jis būtų tiesiog vandenį gulėjęs. Tai mano tokia logika. Ok, žodžiu, dėl ekologinė akcija. Oi, dėl vėl šikdobatas. Ką jau, užsitrauk. Šitą. Bulins komentaruose. Jo, Kajus bus bulinamas. Jo. Asmo. Atgal. Nebereikia. Jo, viskas jau baigęs. Jo. Ok, Lošia. jo, Kajus po išsimaudimo upėje. Praradęs drabužius, dar praradęs ir pinigus. Jo, tu tikrai laimėsi, tikrai. 6 eurus ar kiek? 6 eurus? 3? Kiek? Ne, kaip. Nepala. Ir dar ten kitur bandė. Kaip? Lokin. Kažką kitą gavau. O mergaitiškas. O, žiūrėkit, jeigu kokia mergaitė nori šitą. Ar gali mum duoti šitą? Nu, tipo, vienam iš subscriberių padovanoti. Pažiūrėkite, kad enterint giveaway. Jūs turite. Dar turi mane? Laikint video. Subscribinti ir sharinti. Laikint video. Subscribint. Laikint video, subscribint. Gal pašėrinti, jeigu labai gerai. Ir būtinai palikti komentą. Noriu rubber band bracelet. Ok, supratot? Jeigu norit laimėti, jeigu norit atimti šitą iš Tomo, darykit, ką sakė Kajus. Žodžiu, Tomas muša Jokūbą, nes pralaimėjo prieš Jokūbą ir Jokūbas celebreitino. Tai tokia va situacija. Labai linksma. Ačiū. Ok, Tomas užmigo. Tai mes dabar jam pilsim šalto vandens. Jo. Žiūrėkit. Ok, dabar užmigo Jokūbas. Tai einam palaistyti Jokūbą. Oi, kaip stresas. Aš norėjau į pranką, aš nepadariau pranko. Aš padariau pranką. Aš užminti, kad būti vienas, bet tu negu vyriškiu. Aš šiaip pasiruošę buvau vandenį. Čia norėjau. Aš užminti, kad būti vienas. Tu blemą atsikėlė ir blemą apsipydinimas. Nu, Jokūbai, tai kokie komentarai? Ok, žodžiu, situacija tokia, kad nusprendėm, kad išvengti daugiau užmigimų, važiuoti šiek tiek prasieiti pro Basanavičiaus gatvę dar kartą ir suvalgyti vaflių. Tai dabar laukiam Žygimanto, kuris atvažiuos pas mus ir mus paims. Nu, Boltas, kitaip tariant. Tai jo, fainai. Ir paskubėkite, nes liko kokią minutę, kol atvažiuos Žygimantas. Aha, jo. Kajau! Išlipom iš Bolto, einam ieškoti vaflių. Ok, žmonės, tai Tomas gavo vaflį, Kajus ledų, o mes nieko su Jokūbu, bet mes gerėm. Aš vėliau biškį. Kažkokia čia jaučiu rimi kola ar kažkas tokio. Tai pabandysim. Mes su Jokūbu bandom... Vieną Jo, Jokūbas rado žetoną ir gali būti, kad jis veikia ant šito dalyko. Jeigu ką, tu galėsi pasivažinėti. Davai, bandyk. Nesupykt, jūs mane tada apginsit, jeigu mane... Jo, jeigu ką mes apginsim. A ne, ką jau? Nieko nėra, bet jo. Nu, ten... Nu, blyn, apskevino.
savim tikiu. Aš irgi savim tikiu.